Sveikučiai, tikiuosi, kad matote tvarkingai ir normaliai. Štai vyksta agitacija, įsibėgėja slydimas čiortavai. Tai va, apie kurį jums apibūdins šoumenai. Ištraukėlę įkeliu, prašom jūsų dėmesiui. Pamaniau, kad artėja Respublikos prezidento rinkimai ir tą pačią dieną valdžia Seimas suorganizavo referendumą dėl mūsų Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Ir esminis dalykas, tai yra mūsų pilietybės klausimus reglamentuojantis straipsnis. Ir esminis dalykas, ką jie siūlo, vadina pilietybės įstatymą konstitucinio įstatymą, bet tai yra ne esmė. Esmė yra tai, kad siūloma atsisakyti esminės mano supratimų nuostatos, cituoju, kad išskyrus įstatymą numatytus atskirus atvejus niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Tai va. Ir mums kyla tokie klausimukai, ar žmonėm kyla tie patys klausimukai, ar nekyla nei kiek, ar besmegeninas, ar nebesmegeninas. Klausimas retorinis būtų toks. Pirmas, neatsitiktinai sutapatintas referendumas su prezidento rinkimais pagal konstitucinį rinkimų kodeksą. Ne įstatymą pabrėžiu, bet kodeksą. Pagal rinkimų kodeksą įtvirtintą konstituciniu įstatymu. Antras, referendumo klausimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas. 12 straipsnį, ką mes matom, prieš tai buvo. Ir jis skamba taip. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymų numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. Labai įdomiai, va šitoj vietoj. Bet jau egzistuoja tas kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Taip, kad mes matom, kad čia dabar privalomajam referendume yra siūlomas straipsnis, kad jis skambėtų taip. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucijos įstatymo numatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką. Bet yra jau konstitucinis įstatymas, o skamba čia pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. O čia jau konstitucinis įstatymas. Oho, čia kažkas vyksta. Na ir pavesti vyriausybę visą kitą. Čia naujas išrinktas ar senas išrinktas prezidentas, kaip sakiau, prieš išeinant, raudoną knopkę paspaudė, čiortavai materiai viskas. Tai va, bet esminis dalykas, ką norėjo Anatolijus akcentuoti, tai kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Lygiai tas pats buvo 89 metais, kai buvo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybės įstatymas, antras skirsnis, 10 straipsnis, 4 punktas, irgi yra numatyta kitokiais šio įstatymo numatytais pagrindais. Ir Anatolijus užklausė, kokie tie kiti įstatymai numatyti pagrindai, ten kur apie tas priesaikas mes ten jums rodėm. Tai o tas asmenys įgyja Lietuvos TSR pilietybę pagal šį įstatymą. Bet ne šito vietoje. Mes darėme, pamenu, video, kur reikėjo kitais. Ir tiem žmonėm, tiem veikėjam nereikėjo pasirašinėti pasižadėjimą. Dabar nepulsiu ieškoti ne apie tai. Tai va tokie dalykai. Ko mes norėjom pasakyti. Tai esminis dalykas. Kitokie šio įstatymo numatyti pagrindai. Kokie? Projekte nieko nerašo čia apie tą, koks įstatymas. Nėra. Kur bus įrašytas, gal bus irgi kaip 89 metų, lapkričio 3 dienos pilietybės įstatymas buvo paskelbtas kur? Ogi niekur. Į ką jūs galit, gerbiamas Zigmai, pakomentuoti šito klausimu? Prašom, žodis jum.
jie nepateikė to įstatymo projekto, kad būtų aišku, už ką balsuojama. Čia panašiai kaip su stojimu į Europos Sąjungą. Numetė klausimėlį, ar norėtumėt, ar pritartumėt narystė Europos Sąjungoje Lietuvos. O pačio stojimo akto, kur viskas surašyta nuo A iki Z, nepateikė. Apgavikai. Todėl tokiai situacijoje turėtų būti ant stalo dedamas tas daugybinės pilietybės įstatymas ir už jį balsuojama tuo pačiu. Negalima. Kaip? Rupūs miltai. Tarybų Lietuvos laikais, atgimimo metais, kai būdavo balsuojama už Tarybų Lietuvos konstitucijos pakeitimą, tuo pat metu būdavo balsuojama ir už atitinkamą įstatymą. Ar tai valstybinės lietuvių kalbos, ar vėliavos, ar referendumo. Visur rupūs miltai buvo lygiagrečiai daromi viskas. Tas pats buvo atkūrus nepriklausomybę. 91 metų vasario 9 už nepriklausomybę balsavom. Priėmėm konstitucinį įstatymą. Buvo rašoma aiškiai, kas nuo A iki Z, ką norima padaryti. Žmonės galėjo susipažinti, kas tik norėjo ir netingėjo. Pakomentavai. O dabar, tai vat palyginimas yra 12 straipsnio Lietuvos Respublikos konstitucijos, kur irgi numatyti kiti pagrindai, 89 metai LTSR pilietybės įstatymas, irgi kiti pagrindai, kuriem nereikia pasižadėjimų pasirašinėti, nes jie įgijo LTSR pilietybę kitais pagrindais. Ir lygiai tas pats 24 metais, šiais metais, nori vat irgi tą patį prastumti, irgi vat šitą Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Kur tas konstitucinio įstatymas, tai tas įstatymas turėtų būti. O kur projektas to įstatymo? Pasiieškot, šitas šūdas irgi, nėra mūsų dar niekur paskelbtas, o teisės aktų registre, Seimas kažkur tais. Čia vat visi gražuoliai, nuorodą įdėsiu, visi gražuoliai. Ir Romualdas Vaitkus yra. Romualdas Vaitkus, po kol kas ir po šiai dienai dalyvaujančiuose šou, ir kuriančius jums šou, ir bandančius įtraukti jūs į šou. Tegu jie iššifruoja, ką reiškia tas užrašymas kitais pagrindais. Nes, neįmanoma rasti. Konkrečiai įstatymus turi būti surašyti konkretus ir aiškus. Nepatingėkit tam pačiam 12 straipsnį ir nurašytos pagrindus, be jokių kitų konkrečiai, ta prasme, be kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Kur jie yra nustatyti, kur? Kad nereikėtų ieškoti. Nes, jeigu tokį šūdą priims, tai šūds ir bus, nes, kai kur nors pašikta, jau tik atsmirda, o šūdo kaip ir nėra, bet smirda vis tiek. Tai va, tokie, paklauskit, kam eina, paklauskit, pasidalinkit video arba su Romualdu Vaitkum, Seimo narys Romualdas Vaitkus, paskui Irena Hazė, arba Kupčinskas, arba pas Romualdą Vaitkų. Arba pas kitą Vaitkų. Pasiklauskit. Arba pas Zigmą Vaišvilą. Pasiklauskit. Paklauskit. Pasižiūrėsim, kokius atsakymus jūs gausite. Ačiū už dėmesį. Gerą jum gyvenimą. Anatolijus pakomentuos jum. Vat Anatolijus, ką tu apie tai manai? Tavo žodis. Ten, kada dalina tas, vadinkim, pilietybės, pas visus pasižadėjimus, tai yra įrašyta, LR įgijo, LR pilietybė įgijo. Būna užklausimas, parašyti kokiu būdu, rodai 10 straipsnį, kokiu būdu yra 4 būdai. Atsako, kad įgijos kitais pagrindais ir kada prašo išaiškinti kokiais, nebeatsako, viskas, baigta, burtai, galvo kaip nori. Tai jie tos pačius burtus naudoja dabar. Kitais pagrindais, per tą savo konstitucinį įstatymą. O tą mintį turi pabrėžti, kad žmonės LR pilietybę, jiems rašo, kad LR pilietybę įgijo kitais pagrindais, atrodai, kitais pagrindais. Žmogus klausia, prašau išvardinti tos kitus pagrindus ir jam atsisakoma, tai kaip galima balsuoti už kažkokius kitus pagrindus, jeigu per 30 metų niekas neišaiškina, kokie tie pagrindai. O ta mintį viskas, o čia pagrindas. Šita mintis yra pagrindas, kad žmonės susimastytų, jeigu veiksmus, už ką jie čia eina balsuoti. Nes čia
pagrindų pagrindas. Jeigu žmogus veiksnus, jis negali eiti balsuoti už tai, ko neįsiaiškinęs. Ir aplamai jis negali eiti, bet jeigu rinkėjas, jeigu balsuotojas eina, tai jis bent jis turi žinoti, už ką balsuoja, nes čia yra visur pinklės, visur klasta iš velnių ir jūs tu niekur nėra ko laukti. Vis tiek bus pinklės ir klasta, į gero nieko nebus. Tik tais atimti, prarasti teisės ir turtą, viskas, ką jie gali, galutinai. Jie nepateikia to įstatymo projekto, kad būtų aišku, už ką balsuojama. Pabandykim žmonės kartu pamąstyti. Ką reiškia daugybinė pilietybė? Suprantat, kas yra šlykščiausia? Šitie tipai Seime ir prezidentas, stumiantis tą idėją, Gitanas Nausėda, tikrojo scenarijos nieks nepaišo, kiekvienas žaidžia savo konjunktyvinius žaidimus. Šitokie veikėjai, jie slepia, už ką balsuojama, supranti, kas yra. Tai tada sutinku su tavo logika ir sakau žmonės, eikit. Tai, ką, man dabar vėl aiškinti, kas yra kas? Lūzeriai. Atšliaužkite rinkimus, jeigu dar yra neaišku. Lūzeriai, lūzeriai, lūzeriai. Jeigu dar yra neaišku. Jeigu jūs manot, kad sėdėdami ir spaudėdami tik tai patinka man, nepatinka kažkoks pakalbėtojas, kad jūs kažką išspręsit, tai mąstyt galit, bet neapgaudinėkit savęs. Lūzeriai. Atšliaužkit rinkimus. Imkit biuletenius, kad nesuklastotų ir jais nepasinaudotų dar kokie konjunktūriškai ir balsuokit prieš. Visų pirma, vien dėl to, kad nepasakoma, už ką balsuojama. Vat migracijos departamentas mūsų Lietuvos jau skelbia daugybinės pilietybės ar ne 11 ten sąlygų išbandysiu, bet nėra įstatymo pas mus apie daugybinę pilietybę, o jie jau skelbia. Ir ten, žinai, tokių nesąmonių Audriau prirašyta, pats pirmas punktas, vat, gali būti Lietuvos piliečių žmogus, kuris gimė vat ir vienoje ir kitoje valstybėje. Gal koks nors ir gimė vagone, kur nors kertant į sieną ar dar, bet tai čia yra vienetai.